Nu va, Side Breeze Hotel. Tai va. Na ką galiu pasakyti, kaip jau sakiau, kaip minėjau, čia yra vokiečių viešbutis, taip galima sakyti, viešbutis vokiečiams. Viskas vokiškai. Ir netgi jeigu kalbėjo angliškai ir tai vokiškai. Tau atsako vokiškai. Tai va. Tai turi pliusų ir minusų. Beje, va šitas korpusas yra taip pat viešbučių priklauso. Bet centrinis yra, va šitas, kur mes dabar einam, tai čia centrinis. Taigi, tai kad vokiečių, tai yra pliusų ir minusų. Iš didžiausių pliusų, tai kad vokiečiai ramūs, kultūringi, mandagus, šalia jų gera būti. O iš pliusų taip pat maitina gerai, iš tikrųjų, labai geras maistas. Iš minusų, tai kaip ir minėjau, kad tik vokiškai kalba ir nelabai netgi čia angliškai nori su tavim kalbėti. Taigi, tai va toks minusas. Na ir kaip jau sakiau, taip pat ne visi kambariai, ne iš visų kambarių yra geras vaizdas ir ne visi kambariai atitinkamai paruošti. Tai va, yra ir prastesnių kambarių. Nors visi skaitosi kaip standartas. Štai, ką dar. Nu, šiaip, kaip jau minėjau, personalas labai malonus, iš tikrųjų stengiasi, kiek tik įmanydamas padėti. Bet vat, tas minusas, kad tu nekalbi vokiškai, tai tu negausi atitinkamai kažkokio paaiškinimo. Bet šiaip viskas tikrai labai gerai. Tai va. Nu va, tiek va, ir norėjau pridurti apie šitą viešbutį. Gal prisiminsiu kažką, tai paskui pasakysiu. Na va, prie mūsų viešbučio apelsinas auga. Apelsinai, va galima juos nusiskinti, jeigu labai nori. Na va, einam arčiau. Dabar įeisim į viešbutį, aš papasakosiu truputėlį apie viešbutį. Ir tai primenu Side Breeze Hotel. Side Breeze Hotel. Side Breeze Hotel. Įeinam į teritoriją. Saugos darbuotojas sėdi. Dabar nesėdi. Na va. Daug žalumos. Dar, atvirai pasakius, dar tik ruošiasi sezonui, nors pats viešbutis jau yra pilnas. Tai yra vokiečių viešbutis, orientuota į viešbutį, į vokiečius. O dabar aš parodysiu vieną baseiną, o kaip atrodo baseinas. Čia galima sakyti, čia ramiausias baseinas. Ir visai labai malonu būti prie jo. Čia po kairiai pusėje snack baras. Čia jeigu nepavalgote per pietus, tai čia dar galite papildomai užkasti. Va. Čia tolumoje kokteiliai, sultys. Įeiname, parodysiu. Čia ledai, saldumynai, irgi čia viskas nemokamai. Kava. Čia sporto klubas. Štai galite pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Aš čia kartais užeidavau, pasportuodavau. Nu, kartą į dieną tai tikrai čia užbėgdavau. Čia viskas, ko reikia, yra. Na gerai. Čia populiariausia tai yra ledai.
O, galime pasižiūrėti, kas čia yra. O štai. Labai malonus, visi darbuotojai labai malonus. Iš tikrųjų. Čia vakarais vyksta renginiai. Po kairiai pusėje va parodysiu sceną. Vakarais renginiai, bet viskas vokiečių kalba. Animacija visa vokiečių kalba. Čia šiaip jau tai čia yra vaikų viešbutis. Galima taip sakyti, šeimų viešbutis. Tai viskas orientuota į vaikams. Va, čia snack baras, dar pietų laikas, bet va, galite pažiūrėti, ko čia visko yra. Čia visko yra. Na, ir keliaujame į barą. O štai barmenas. Labai irgi paslaugus, malonus. Aš niekad nesinaudojau jo paslaugomis. Alkoholinių kokteilių man nereikia. Alkoholio man taip pat nereikia, bet va galite pažiūrėti alus, nu viskas įprasta. Nu čia va kamputėje kava, čia va visokie tokios pramogos, nu ir čia didysis baseinas. Muzika, didysis baseinas, keliaujam toliau. Va. Galite pasižiūrėti muziką, labai gražu. Na ką. Nu. Štai kol kas tiek. Na ką, einame pietauti, pažiūrėsim ką. Šiaip tai galiu pasakyti, kad labai skanu. Labai skanu viskas, vat. Kas jau tikrai, tai jau čia tikriausiai vadovas pats pagrindinis, nes kiek aš supratau. Tai va. O. Galim pažiūrėti. Daržovės, obuoliai, saldumynai. Viskas tikrai labai skanu. Geliyor. Geçen gün sabah muhtar geldi. Görmek istemedim. Nieko ypatingo čia nėra. Bet viskas natūralu, viskas labai skanu. Visada žuvies yra, visada vištienos yra, visada kažkokia tai mėsa, visada. Kepiniai. Nu, iš tų bandelių niekada nevalgau. Man neaktualu. Tai va tiek. Einam pietauti. Na va, ką mes paėmėm. Tai mes paėmėm, stengiuosi angliavandenių nevalgyti, tai va viskas. Pupelės, kopūstai, kažkokios tai daržovienės su moliūgais. Čia šiaip labai skanu. Truputį vištos, agurkai su jogurtu. Čia, man atrodo, upėtakis įsuktas kalmarė. Čia agurkai, pipirai, nu visokios daržovės. O žmona paėmė irgi kažkokią vištieną, nežinau ką net. Tai va, atsigerti. Kaip sakiau, žuvis, mėsa, kiekvieną dieną visko yra ir viskas labai skanu. Ir daržovės, ir mėsa, ir višta, ir žuvis, viskas yra. Ir jūros
Ir jūros gerybės taip pat kiekvieną dieną. Nu, aišku, ne visokios, kas ten buvo. Man atrodo, midijos kiekvieną dieną, kalmarai kiekvieną dieną. Kas dar buvo iš jūros produktų, dar kažkas buvo, tu kažką tai vatėmėjai. Tai buvo krevetės ir dar kažkas buvo. Taip, kad žodžiu visko užtenka. Breeze Hotel. Nu, galite pažiūrėti, koks vaizdas per balkoną. Nu, apačioj. Nu, čia jau matosi truputėlį baseinas iš šitos pusės. Čia kito viešbučio langai. O čia vaizdas į miestelį. Ten tolumoj matosi kalnai. Jeigu pritrauksiu, tai jo, galima matyti. Tai, na, nieko ypatingo. Tai jau čia skaitosi neblogas kambarys. Yra ir blogesnių. Štai. Jo, dėl šito kambario mums dar reikėjo pakovoti. Nebuvo labai paprasta. Kortelės neįdėjai. Negalėsiu parodyti vonios. Kur kortelė? Tai va. Čia mano vadovė ekskursijos. Įdėk kortelę. Šiandien nelabai geros nuotaikos. Taip, va. Na, kodėl neužsidėliu? Va. Nu, va. Žodžiu, muilai prasti, nieko gero. Pakabinti rankšluosčių nėra kur. Vanduo dirba šiaip savo, tai šaltas, tai karštas. Nesuprasi, kurią čia pusę sukti. Žodžiu. Nieko gero. Nu ką. Štai toks kambarys. Čia vaizdelis į baseiną iš koridoriaus. Viešbutis suprojektuotas taupant vietą. Visos vietos yra išnaudojamos. Absoliučiai visos. Didžioji ir dėl to didžioji kambarių dalis nėra. Iš jų nėra labai gero vaizdo. Sakykime, vat iš šitų vat kambarių nėra gero vaizdo. Jie tiesiai, aš paskui parodysiu, kaip atrodo. Jau dar čia tokia įdomybė yra. Užmiršau pasakyti. Jeigu jūs nejungsite reikiamos švieselės, jūs nematys, kada ateiti pas jūs patvarkyti. O, vat sakykime, va čia, vat įjungta švieselė neįeiti. Čia švieselė, kad jūs namuose, o čia tvarkyti. Ir tik tokiu būdu, bet įdomu, kad administratoriai mums šito nepasakė. Mes turėjom patys įsiaiškinti. Va čia jie namuose dabar reiškia. Vat. Šitie išėjo kažkur tai ir čia šviečia tvarkyti. Štai. Štai va taip. Štai. Aš norėjau parodyti šituos kambarius, kurie išeina, galima sakyti, į vidų. Ten viršui kažkur tai saulė šviečia, bet yra ir tokių kambarių. Na, nepasakyčiau, kad man būtų baisiai malonu tokiuose kambariuose gyventi, bet ką padaryti?
Toks išplanavimas viešbučio. Čia vidaus baseinas, štai taip atrodo. Čia rankšluosčius duoda. Jums duoda 2 korteles ir jūs juos keičiate kiekvieną dieną į rankšluosčius. Čia sauna yra. Čia viskas nemokamai šiaip jau. Sauna. Ir dar viena pirtis, turkiška pirtis. Nekaršta. Štai kaip viskas atrodo. Yra hamamas, bet jis yra mokamas. Masažai taip pat yra mokami. Önce sen söyle. Na, parodysiu viešbučio Side Breeze paplūdimį. Paplūdimio zoną. Štai. Side Breeze. Užeiname. Čia, kaip visą laiką, yra tualetai. Moterims, vyrams, neįgaliesiems. Restoraniukas. Čia galima pavalgyti, švediškas stalas. Viskas yra. Kava, alus, visi gėrimai, Pepsi-Cola, Coca-Cola, viskas nemokamai. Viskas viešbučio klientam. Vakare dega lempas. Gražu. Tokia va. Kojas nusiplauti. Čia kito viešbučio paplūdimys. Čia vėl sugrįžtame mūsų paplūdimys. Side Breeze paplūdimys. Nu, va. Einam toliau. Čia dalis be tentų, galima degintis, ten toliau dalis tentais. Va. Dalis su tentais. Einame link jūros. Smėlis, paplūdimys smėlėtas.
dabar kokie bus 23 laipsniai šilumos. Jūra kaip Baltijos, galima sakyti. Norėjau pasakyti šalta, bet įbridus visai nieko, galima plaukioti. Štai taip. Na va, parodysiu švedišką stalą, parodysiu pliažo zonoje švedišką stalą. Kaip atrodo, ten ir blynus kepa tokia moteris. Vaisiai, kokius tik nori. Gel. Va, blynus kepa, kokius nori. Eilutė buvo, išėjo kažkur tai. O. Ką mes šiandien turim, kol kas nėra žmonių, dar ankstoka biškį. Ką nori. Salotos, agurkai, pomidorai, nieko nuostabaus. Dar karštų gėrimų dar nėra. Mes čia pavalgysime pliaže, ką mes čia paėmėm. Žuvis, salotos. Žuvis, nežinau kokia čia žuvis net. Salotos, pomidorai, sūris, alyvuogės. Kada vietą ir valgysime. Šiandien Turkijos nepriklausomybės diena. Einam pažiūrėti, kažkoks renginys vyksta. Įdomu, ką jie čia sugalvojo. Nu va, kažkas vyksta. Mūsų viešbučio teritorijoje. O didelė vėliava. Kaip gražiai papuošta. Visas personalas išsirikiavęs, visi gražūs, visi žingsniuoja. Va, kaip faino. Pažiūrėti. A, jie kažkur nuvarė su būgnais. Va, apėjo ratą aplinkui baseiną ir nuvarė. Visi. Tai tau, nu labai greitai jau jie čia atšventė. Nu gerai, einam atgal. Ai va, atžygiuoja atgal, kaip gražu. Truputį pafilmuosiu. Nu jo, čia viešbutis, taip.
taip ir yra. Sidė, labai gražu. Tiesiog nuostabu. Smėlio pliažai. Turtingos vilos. Hoteliai. Palmės. Jūra. Nu va, ir mums pasisekė pamatyti vėžlį ir tikrai kažkoks tai net ne vėžlys, bet kažkokia tai pabaisa. Didelis, didelis, aš jį pritrauksiu. Va. Toj pusėje. Oho, tikrai. Tik guli galvą padėjęs. Nu tai. Jėzus. Nu gerai. Aha. Mesk toliau. Kad truputį pajudėtų tinginys tas. Jam tas pats. Tai ką tu damesti negali, duok Aš man. nenoriu į jį mesti. Nu gerai. Gyvūnas užkovoti. Noriu tik, kad jis galvą pajudėtų. Nu gerai, kad... Dar pagalvos, kad aš noriu jį užmušti. Nu dar pagalvos, kad mes jį norim užmušti. Ne, mes norim tik tai, kad jo galva pajudėtų. Va juda lėtai. Va biški juda, jo. Kažką judina. Ant kur tai pasakysiu. Nieko, kodėl čia. Kurią parašys. O. Klausim. Nu gerai, einam. Kiek to einam?